Sveiki atvykę į trečio sezono mūsų. Trečio sezono, trečio epizodą, ko gero, ne? Tikrai taip. Eičių magija. Praeitą epizodą turėjom su Aivaru, kas dar nematėt ir nežiūrėjot, tai drąsiai galit tiesiog vieną epizodą atgal paeiti ir išgirsit Aivaro istoriją ir tiesiog koks yra tas sėkmės kelias. Aivaras yra jaunas mūsų lifteris, talentas, kitaip dar vadinamas, ir jo, tiesiog įdomu pokalbį turėjom. Suprasit, apie ką visas šitas sportas irgi plačiau iš pačio atleto. Jo, for sure. Šiandien mes pakalbėsim apie ką, Emili. Aišku, įvyko dabar Sheffieldas prieš keletą dienų, tai manau, apie tą dalyką tikrai aptarsim ir aš tik turiu, pastebėjimų iš viso to čempionato varžybų labiau, ką išsinešiau ir plus tikriausiai šių metų aktualės aptarsim, kas laukia mūsų LTF sportininkų ir dar vieną labai gerą naujieną pasakysim. Bonusui paliksim pabaigai, turėsi žiūrėti iki galo. Emilė, kaip po Sheffieldas? Nežinau, taip trumpai pasakius, man jis kažkoks neįprastas, aš nežinau kodėl, bet toks, nors ir netikrinau kažkokios statistikos, nežinau, ar čia gal daugiausiai buvo rekordų, nes iš tikrųjų daug tikrai rekordų buvo, bet kažkaip, nežinau, man kažko trūko, tas ketvirtas beras Sheffieldas, ne? Tas pirmas faktas, kad, tai yra OG, ta prasme, pirmas čempionatas su tokia bendrai struktūra, nes tais piniginiais prizais, tai didžiulė faktas, kad tą tokią nuostabą visas tas eventas sukėlė. Pavyzdžiui, praeitas, kaip pavyzdys, visi USA, ta prasme, suvažiavo tas visas elitas, tai gal dėl to toks buvo irgi wow efektas, nes pagaliau tam Sheffielde pamatėm Perkinsą, Rasą pirmą kartą ir taip toliau, ne. Ir šitam Sheffielde, nežinau, kažkaip tokio man asmeniškai nebuvo, nežinau kaip tau, bet kažko trūko atrodo, bet pats nesuprantu ko, bet kažkaip kitaip, nežinau. Tai va toks mano įsinešimas, pirma vizija, Jo, mano asmeniškai tai, kas buvo gal blogiausia iš tų varžybų, tai tiesiog live streamas, kad jis strigo. To kažkokio tai efekto, kad nusibodė arba nėra to tokio, hypo. Kaip ir nebuvo pas mane, nes vis tiek sekiau, gal ne taip giliai, bet vis tiek sekiau kiekvieną lifterį iš esmės, kaip jiems sekasi ir su kokiu mindsetu, su kokiais tikslais jie ateina plus minus į tas varžybas, tai vis tiek, buvo hypas, vis tiek buvo įdomu. Kadangi tai yra jau ketvirtas Sheffieldas, ne, automatiškai jau nėra to wow faktoriaus, kaip ir pats minėjant. Pirmo buvo tikrai kažkas naujas formatas, čia piniginiai prizai ir taip toliau. Buvo kažkas wow, o dabar, tampa vos ne kaip toks pasaulio čempas, Pasaulio čempas irgi cool. Jo, pasaulio čempas irgi yra cool, daug lifterių, viskas labai fainai, bet kai tu žiūri ten, 5 pasaulio čempus iš eilės, tai jie galbūt nėra tokio wow, bet vis tiek yra pasaulio čempas, vis tiek tai yra rimta, Ja. Kaip tik ant šito kažkodėl strigo live streamus, aš irgi tą pastebėjau, nes ant kitų nebuvo taip, kiek aš pamenu, kad ta prasme iki tokio lygio. Aš galvoju, čia ar man vienam, ar pas mane iš internetas, aš ten ir nuo iPhone ir į mobilius duomenis perjungiu, galvoju, what fuck, nesuprantu, kas vyksta, bet jo, ypač ant paskutinių vyrų deadliftų, man ten kažkaip labai jau ten pradėjo strigti, aš ten nemačiau netgi dalies gerai. Kitas dalykas, kurį atsimenu, mes pernai metais dar praeitam sezone, berods visi dar 4 būdami, irgi sakėm savo tokius nepasitenkinimus, galbūt tokius pamastymus, kaip galėtų tas eventas atrodyti geriau, bet būtent atsimenu, mes paminėjom tą muziką, tas muzikinis takelis, tai to dalyko vėl nesutvarkė, ir toks žiūri tą eventą ir jis toks nesigirdi iš tikrųjų to tokio crowd, to viso, kas aš manau buvo, toj arenoj gyvai. Tai tai tas irgi dalykas kažkaip biškį numuša, irgi tam, nes tikrai plus 2000 žiūrovų, tikrai ta emocija turi būti viduje, bet jos neperteikia live streamas visiškai.
Jo, bet mūsų atletas Richardas buvo live žiūrėjo, viską toj buvo arenoje, tai atmosfera, sakė, buvo tiesiog, išeina lifteris kažkoks, arba jo ten vardą visi ten kartoja, ta prasme, hypina tą sportą. Šiaip tas visas toksai, palaikymas iš tos publikos. Tai tokio niekur nebūna. Per pasaulio čempus jau dabar užsikuria žmonės. Baisiai pasikuria, bet ten, sakė, buvo tokia atmosfera, kad, žinai, visa ta didžiulė arena, žinai, tiesiog, hypina tuos atletus. Tai tenai viduj visiškai kitaip faktas, nei mums atrodo per streamą. Streamas, yra tobulintas dalykas, faktas, kažką su garsu galima daryti, bet vis tiek, aš manau, čia tiesiog tokie dalykai, kaip dar labiau pagerinta visą dalyką. Ne tai, kad mes čia heidinam, bet čia pilnai taip toliau. Gaila, kad mūsų niekas neišgirs šitų pastabų, nes iš tikrųjų, tas... O gal? Galbūt jei darytume angliškai formatu, galbūt ir išgirstų kažkas. Nes šitas dalykas, ta prasme, kaip tas muzikos nuėmimas, kada jos nereikia, kad jinai būtų, ir tas būtent daugiau garso iš visos minios, kad ateitų, kad būtent perduotų tą emociją. Tas dalykas tikrai, jisai brangiai nekainuoja, tikrai jisai, manau, padaromas yra nesunkiai, tai norėtųsi, kad tą stepą priekį žengtų šitas visas eventas, man asmeniškai. Jo. Bet by the way, čia paskutinis Sheffieldas šitoje arenoje dabar bus didesnė, sekantis. Tik žinau, talpins 5,000 ar nedaugiau žiūrovų, tai... Jo, kelias į didesnis, erdvė didesnė, tai ten ir visų turėtų būti visiškai kitoks vaibas. Nes dabar, aš nežinau tiksliai statistikos ir per kiek laiko sold outą padaro Sheffieldas, bet ten, ta prasme, akimirksniu išgraibo tos bilietus geriausius, paskui gal ten lieka dar kažkiek tų prastesnių arba labai brangių bilietų, bet iš esmės tai visada buvo taip, kad greitai žiauriai tuos bilietus paėmų. Aš pats irgi turėjau iš tikrųjų nusipirkęs, planau važiuoti, bet kadangi pasikeitė planai ir dabar pats kompitinsiu už keletą savaičių, tai tiesiog apsvarščiau viską ir pagalvojau, kad reikia, manau, locked in labiau būti ir tas skraidimas, kad ir čia nėra toliai iki UK ir taip toliau. Vis tik ta kelionė kažkiek būtų, manau, efektinus man performance patį arba tiesiog pasiruošimo tą pabaigą. Tai tiesiog nusprendžiu stebėti iš namų. Tai kitą kartą galbūt reikės nuvažiuoti, jeigu susidėlios aplinkybės. Jo, make sense iš tikrųjų. Aš iš performance'ų pusės, dabar atsimenu, mes kaip darydavom praeitus podcastus, prieš Sheffieldą darydavom predictionus, dabar jau nepasidarėm. Ir net asmeniškai irgi nešnekėjom kažkokių, žinai, savo predictionų, bet kaip tas post Sheffieldo jau kaip viskas praėjo, ar tavo predictionai buvo išpildyti, tavo ar mylimiausių lifterių, ar to, ką tu tikėjai, kad bus top, ar ne visai? Iš moterų pusės, turbotif, tai čia kaip ir buvo galima šitą dalyką numatyti. Kas toliau buvo 2, 3, 5 ir taip toliau. Tai kadangi nedariau kažkokios labai deep analizės, tai plus minus, kaip ir įsivaizduoju, taip ir buvo. O iš vyrų iš tikrųjų visiškai kitaip galvoju, kad bus. Didžiausias toksai buvo gal, toksai, kaip čia pasakyti, šokas, gerąją prasme, kad Škelas vėl iki 6 numetė KG. Padarė, tokį impossible atrodo dalyką, nes jis ten buvo sakęs 10 kartų, kad viskas, 66 kg is over. Jau dabar tikrai 7-4, bet tikrai nemesiu daugiau iki 6, bet visgi numetė. Ir pasirodė tikrai irgi tam žiauriai stipriai. Jo, tas dalykas irgi jo buvo unexpected. Iš moterų pusės, turbotif nėra, kad mane labai nustebino. Šiaip apskritai, moterų viso to Instagrame irgi, žinai, nėra, kad labai aktyviai sekčiau. Didžiąją dalį faktas, kad followinu, bet taip tie dalykai, kuriuos papostina jos Instagrame, nėra galbūt, kad taip man įsimena irgi atminty, žinai, kaip vyrų kažkokie, žinai, skaičiai, vis tiek kažkaip, nežinau, taip yra.
Tai iš moterų, realiai irgi kažkokių labai didelių nustebinimų manęs nebuvo, galbūt Alba kažkiek mane nustebino, nes aš tikėjau, amerikietė, ta Megan aplenks ją visgi iki Championship Battle, bet laimėjo ir netgi antrą vietą, overall laimėjo. Alba man apskritai žiūri patinka kaip lifterė, jos istorija irgi labai yra gera ir kiek jinai taip progresuoja pasižiūrėjus, tai yra labai labai didelė inspiracija, manau, iš tos moterim trikovininkėm, iš tos international pusės, tai Joey Flex, Team Joey Flex. Tai iš vyrų, tai aš faktas, kad tikėjausi Perkinso pergalės ir be abejonių. Tai tas ir nutiko dalykas, bet nors buvo su deadliftais, tu prasme, kad dėl to baby powderio, ta visa istorija, kad nepadarė tų 900 kg liktai, ne, jisai, nors tam buvo planas apie 900 rinkti. Jo, bet jis net neatemptino 902, tada dėl gripo gavosi, kad sufeilino ir tiesiog reteikino tą patį bandymą. Ten galima vėl grįžti į tą dalyką, būtent iš to irgi evento pusės, kur dar galima pasitempti, galbūt irgi su tuo štangos pavalymu, bet tas dalykas kaip ir turėtų būti atleto arba trenerio paprašomas, jeigu tai nėra trečias atemptas, ne? Tai čia gal tiesiog arba atletų ir trenerių klaida, arba, nes, aš nemanau, kad spoterių lauderių, nes man atrodo, kad 4 metus tie patys daro tą darbą, žinai, ir jie yra aukščiausio lygio, tai nemanau, kad ten valė štangą, bet, iki galo nenuvalė, kažką netaip padarė, nežinau. Žinai, kaip būna, kadangi aš esu dirbęs spoterio varžybose ir būna tiesiog taip, gali nuvalyti tinkamai, teisingai ir nuoširdžiai, arba gali tiesiog imituoti, kad tu nuvalai kažką. Ir jeigu ten tiesiog traukia conventional lifteris, tu prasme, conventional stance, kuris traukia žmogus, tai tiesiog baby powder bus štangus. Tu to neišvengsnis, tiesiog, kai yra tas klasikinis stansas, tai tiesiog štanga per tavo keturgalvius dreginasi minimaliai, tiesiog pasilieka to baby powderio. Tai žinok, jeigu gerai nenuvalai, tai faktas, kad lieka kažkiek. Ir paskui, žinai, tam kitam atsekančiam žmogui atletui, tai faktas, kad gali kažkiek pakišti koją, žinai, jeigu ta štanga nėra gerai nuvalyta iki galo. Tai čia toks, žinai, 50-50. Galbūt buvo gerai nuvalyta, gal tiesiog sutapimas toksai. Ja. Ypač dar tas dalykas, kad turim turėti irgi omeny, kad būtent tie lifteriai, kurie feilino, tai yra Perkinsas ir Joe, jie man smooth dalies. Būtent šitie lifteriai, jeigu atkreipia dėmesį. Tai kaip tik, jeigu ta dalis būtent yra baby powderio išvaryta, tai jinai ypatingai išlidi. Tikrai taip. Aš irgi iš tikrųjų pastarosius, kiek čia, gerus 3 mėnesius irgi ėmau šitos dalies deadliftinant ir dabar per varžybas, tai atkreipsim dėmesį tą dalyką, žinai, būtinai. Nes tokių dalykų gali būti. Iš visų eventų, žinai, yra ko pasimokyti ir visada reikia mokytis. Svarbiausias dalykas, ar mes galime eiti į šitą kitą dalį ir tu dar nori pašnekėti apie predictions tus? Jo, galim judėti. Ką pasimokyti? Žiūrėkime, Russell, pagal jį, čia ne mano žodžiai, pagal jį buvo tragiškas pasirodymas. Tragedija, buvo labai blogai jautės. Čia yra vienas iš tų pavyzdžių, buvo ar daugiau sportininkų, kurie, man atrodo, nebuvo 100% patenkinti savo performances. Joey Beatas pats, irgi nepasiekė savo tų tikslų, kuris buvo išsikėlęs, likti preliminariai, kiek atsimenu iš atminties. Bet žinai, kokia dalis įdomiausia ir kodėl jie yra tam lygiai, todėl, kad jie grįž dabar po Sheffieldo ir aš net nebijoju, kad jis dirbs dar stipriau ir dar labiau locked in bus dėl to, kas įvyko. Lifteris, kuris nėra 100% dedicated, kuris nėra 100% motyvuotas po tokio dalyko, jisai galbūt mes sportą. Vat
tuo ir skiriasi tie atletai, kurie daug pasiekia, kurie yra ten favoritai, lipant podiumo ir taip toliau, kad jie po tokio dalyko, kuris tikrai sukrečia ir nuliūdina ir taip toliau, jie nepasiduoda tom emocijom, jie kaip tik tas emocijas paima, tą visą energiją, kuris susikūpė ir į tą sunkų darbą viską redirektina ir iš esmės net nebijojo, kad tas Joey Beatas pats arba Russell kitose varžybose jie atneš tokį package, kur niekas galbūt nematė. Jo. Bet čia irgi tas yra dalykas, jo, faktas, aš sutinku su tavim, bet čia irgi tas dalykas, kad jaunimas, arba ne tik jaunimas, tiesiog pradedant į sportą, dalyvaujantis, ruošiantis savo pirmosiam varžybom, kad irgi turi suprast, pastebėjo tokias varžybas, kad visada nebūna gerai, ta prasme. Ir geriausiam. Taip, tai ir ant geriausių platformos, ta prasme, ir geriausia netgi kažkokių, netgi ir to standarto netitinka tam tikrų, mes matėme, ne? Mes matėm ir kur Megan su benču iš viso vos nebombautino. Padarė 4 iš 9 iš viso sėkmingų liftų, jinai. Ir jo, ta prasme, nutinka tokių dalykų, turi viskam būti pasiruošęs, faktas turi nusteikti geriausiam, bet turi turėti planą B, planą C ir planą D, kas bus po varžybų, jeigu tau nepasiseks, žinai, taip kaip galbūt tikėjai savęs, tai va, tas dalykas labai labai yra svarbu, žinai, kaip ir tu sakai, tas atsistojimas iš duobės ir koks tu, tas visas reiškia, koks tu sugrįžti, ta prasme, tai yra be galo svarbu. For sure. Ir ta prasme, tai nėra pasaulio pabaiga, kad tai nutiko jo tuo momentu, tai jauties žiauriai prastai. Aš pats esu bombautinės, užsibarankinės lietuviškai, arba nepadaręs total, tai reiškia, kad nepadaręs kažkuriam tai veiksme nei vieno iš 3 bandymų. Žinau šitą dalyką, žinau, kaip sunku atsistoti nuo to, bet realiai tokios varžybos, tokios patirtys, jos tik tai sustiprina, kai tu jungi tinkamą mindsetą, bet jeigu tu jungi tokią mindsetą, kad čia man nesiseka ir taip toliau ir panašiai, tai tada nieko nepasimokai realiai iš tų varžybų ir gaunasi tikrai tokia nesėkmė. Jo, netgi iš tikrųjų tokių ir, galima sakyti, vos ne beginnerio klaidų turėjom būtent su 105 lifteriu Anthony, kuris paskutiniam deadlifte viską atrodo padarė, tiesiog per greitai, nežinau, jis pametė savo kūno masės centrą, jis jau viską ištraukęs buvo, tiesiog viskas, žinai, pilnas lokautas buvo padarytas, tiesiog neslaukė komandos, vos neatrodo, žinai. Tai aš iš viso iš jo tikėjausi, kad jis bus top 2 po Perkinso, top 2, top 3. Gavosi, kad iš viso netgi 6 ar 7 liko tik tai. Tai netgi vailų tokių klaidų tam aukščiausiam lygiai pasitaiko. Tai niekada, žinai, nereikia savęs nurašyti, visada būt humble. Taip, tikrai taip. Tai iš Sheffieldo galim, manau, tiek išsinešti ir, manau, mes ir kaip treneriai, ir kaip atletai išsinešėm nemažai tų tokių pastebėjimų ir iš esmės tai tos varžybos, kai tu stebi, tu irgi gali aktyviai mokytis ir tiesiog tobulėti, vien tik stebėdamas varžybas. Tai sakyčiau, kad tos visos valandos, kiek tam truko tos varžybos, tai nežinau, aš jaučiuosi patobulėjęs, pažiūrėjęs tas varžybas. Nežinau, kaip tu, bet taip kažkaip atrodo toks feelingas, kad tiesiog patobulėjau žiūrėdamas varžybą, žinai. Jo, ir šiaip tos 5,5 valandos truko kažkas tokio, tikrai neprailgo, bent jau man, kada tu esi, žinai, to sporto fanatas, tiesiog praskrenda, atrodo viskas. Tikrai taip. Ok. Ar apie Sheffieldą tiek, ar dar kažką nori papildyti? Jo, judam į kitą temą. Lietuvos jėgos trikovės kalendorių šių metų, kas pas mus nusimato, kokie eventai. Ir jo. Gal tu pasišėrinsi skryno, ar ne? Gal galiu pasišėrinti. Matys ir žiūrovai.
Nes galbūt iš viso yra kas dalyvauja savo pirmose varžybose ir net nežino, kur susirasti kalendorių. Ruošiasi. Ką važiuojam? Tai jo, šių metų kalendorius yra šiek tiek kitoks neįprastai. Tai būdavo taip, kad visada pavasarį apie balandžio mėnesį būdavo Nationals, jaunimo ir Openo, bet šiais metais šiek tiek pasikeitė kalendorius būtent dėl IPF ir EPF varžybų kalendorius, kad, prasme, mūsų Open sportininkai, sakykime, geriau sutaimintų savo treniruotės ir pasiruošimus. Tai jų čempionatas Openo nusikėlė į rugsėjo mėnesį suaugusiųjų. O lieka paskui jaunių ir jaunimo klasikinės jėgos trikovės čempionatai kovo 28 ir 29 dienomis. Tai jo, taip, sakykime, pirmosios tokios didelės varžybos laukia kovo 28-29, kas bus Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionatas klasikinės trikovės. Aišku, prieš tai turėsim dar ir klasikinio štangos spūdinimo čempionatą. Tai aišku, mažesnis yra varžybos nei pilnos klasikinės trikovės čempui, bet vis tiek varžybos. Taip pat mes turėsim Lietuvoje šiais metais Europos dar ir spaudimo čempionatą. Visų amžiaus grupiai, visų aprangų. Tikrai taip. Suaugusių, jaunių, jaunimo, veteranų, klasikinės ir su specialia apranga štangų spaudimo čempionatas. Tai dar vieni metai, kuomet International čempionatas vyks pas mus Lietuvoje. Tai patinka iš tikrųjų visiems ta Lietuva mūsų. Žodžiu, labai faina, kad tie aukščiausio lygio atletai vėl pas mus grįžta šiais metais. Taip pat, Emilija, ką mes turim? Mes dar turim ir pavasarį Europos čempionatą suaugusių. Ne? Taip. Turėsim 4 berods žmonės iš Lietuvos, kurie reprezentuos Lietuvą. Vieną vyruką, Airidą, kuris šiuo metu geriausias 93 kg svorio kategorijoje Lietuvoje. Jam pirmos international varžybos, kiek aš žinau, bet jis labai ilgą karjerą turi, tai gal spaudime nėra dalyvavęs, man atrodo, kad ne gal. Nes seniau gal jis buvo iš viso tik tai spaudikas. Ir galvoju, jis ten kažkada jaunimo laikais negalėjo kokiam Europos spaudimo čempionatas dalyvauti, nes buvo ir Lietuvoje, bet nesu tikras. Jo, aš šitos informacijos nepatikrinam, bet kad klasikinės trikovės, tai for sure pirmas čempas, ne? Jo. Liuks labai smagu matyti naujus žmonės, naujus veidus ir aišku, čia irgi tokia, galima sakyti, nauja karta pakeičia kažkokius sportininkus, kurie anksčiau buvo iki 93, tai smagu iš tikrųjų ir jo Airidas tikrai gerą formą demonstruoja, kiek tenka pasižiūrėti Instagram'e, kai įkelia iš savo treniruočių, tai progresas geras. Tikrai, tai reikia pušinti tiesiog toliau. Viskas liuks, aš tikiuosi, kad gerai pavyks jam pasirodyti ir reprezentuoti mūsų šalį. Ir tris moteris turim ir viena man yra pirmą kartą matyta. Tai yra Aušrinė Janulčikaitė. Aha, girdėt. Jo, jinai pernai metais sudalyvavo balandį pirmosios savo varžybose, bet kažkaip aš labai neužfiksavau jos niekur. Neatsimenu iš tikrųjų, kurią jinai vietą dabar užėmė, nepasakysiu Lietuvos čempionate. Iki 69 kg svorio kategorijoje. Tai apie ją nieko negaliu papasakoti. Bet jeigu, žinai, pateko jinai į Lietuvos rinktinę mūsų, tai reiškia, kad įvykdė normatyvus ir tiesiog užsitikrino arba iškovojo savo vietą tenais. Jo, faktas. Taip pat turim jau man geriau pažįstamą Deimantę Žurinskaitę iki 63 kg svorio kategorijoje. Man tie kartais ir pas mus, tiksliau ne pas mus, toje sporto salėje, kur mes sportuojam, irgi sportuoja, tai dėl to kartais tenka ir net pabendrauti.
Tai va, mačiau irgi intensyviai labai ruošiasi, tikrai neblogai sekasi. Tai žiūrėsim, manau, kad bus visai įdomu, bus rimtas rezultatas, nes Deimantė berods šiuo metu iš aktyvių trikovininkių moterų Lietuvoje pagal IPF GL Points renka daugiausiai. Būtent kalbu apie aktyves, kurios aktyviai dalyvavo pernai metų varžybose ir šiandien dalyvavo. Ir Deimantė nusimato tikriausiai patekti į top 10 maždaug, ar ne? Aš lyg tai buvau žiūrėjęs šiek tiek. Jo, nominacijose 15 yra, bet nominacijos yra nominacijos. Aš manau, kad Deimantės galimybės yra aukštesnės negu jos nominacijų skaičiai, bent jau pagal tai, ką mačiau Instagram'e, ir net gerokai aukštesnė. Tai manau, tikrai tos nominacijos neturėtų labai gąsdinti nei Deimantės, nei mūsų Lietuvos fanų. Sure. Aišku, nominacijos yra preliminarus dalykas, viskas sprendžiasi realiai varžybos, su kokia to forma ten atvažiuoji ir gali viršyti nominacijas, kartais būna taip, kad tiesiog sportininkai ir padaro mažiau netgi nei nominuojami svorį, tai iš tikrųjų, aišku, linkim Deimantei kuo įmanoma didesnės sėkmės ir kad jinai pasigerintų kuo įmanoma daugiau savo tos nominuojamus svorius. Iš tikrųjų, su Deimante teko padirbėti kurį laiką anksčiau dar, tai yra, sakykime, potencialo ir talento ir noro pas ją tikrai daug ir tikrai gali nuveikti labai, labai daug dalykų šitam sportui. Tai linkim sėkmės, žodžiu. Ir paskutinė reprezentuojanti mūsų šalį yra Ana Rodriguez. Asmeniškai labai nepažįstu, bet matęs, kaip liftina, matau ir Instagram'e kartais. Nedažnai postina, bent jau kiek pastebėjau. Bet jo, ruošiasi, manau, kad vis tiek maksimaliai. Tai jo. Labai gerai, tai ką, linkim Lietuvos rinktiniai sėkmės ir tikimės, kad kitais metais jinai pasipildys tiesiog didesnių kiekių sportininkų iš mūsų šalies ir kad turėtume tokią stiprią rinktinę. Aišku, faktas, IPF, tas tarptautinis lygis rezultatų jau yra aukštas tikrai. Mums, sakykime, lyginant su nacionaliniu mūsų lygiu, tai yra kur pasistengti, faktas, bet yra tikrai sportininkų ne vienas ir ne du savo svorio kategorijose, kurie matau, kad turi talento, turi, sakykime, savybės. Čia ne tik tai iš mūsų komandos, ką mes treniruojam, bet ir kiti, kurie kaip ir sakau, turi tas savybės ir gali tikrai daug pasiekti. Faktas, kad reikia tiesiog daug darbo į tą dalyką įdėti. Tai tu pasakai talento, bet dar nepasakai svarbesnio dalyko, tai tiesiog noro. Nes noro irgi labai tas dalykas yra svarbu, nes tiesiog tu gali savo talentą ir palaidoti. Tai vienareikšmiškai, kad prasme, turi norėti daugiau, o jeigu norėsi galbūt netgi daugiau nei tu turi talento, tai tu gali labai drąsiai aplenkti tą žmogų, kuris turi galbūt vien tik tai talentą, yra gerai sudėtas, turi gerą genetiką, galbūt kažkokį sportinį backgroundą, bet jis tiesiog neturi tokio noro, tokio užsteigimo kaip tu. Tai po kažkiek laiko tas žmogus, kuris tik tai talentą turi, jisai bus įveiktas šito žmogaus, kuris tiesiog labai nuoširdžiai stengiasi ir deda pastangas. Deja. Tai ir dar aš noriu vieną dalyką būtent apie šitą Europos čempionatą panauncinti. Tai jo, čempionatas prasidės nuo kovo 15 dienos. Ir jeigu žiūrovam irgi kyla klausimas, kaip čia stebėti čempionatą, kaip čia palaikyti sportininkus, tai sekit Lietuvos jėgos trikovės federacijos Instagramo puslapį, kuri visada pasidalina ir live streamų, kur stebėti, ir laikais, datom, būtent to sportininko, kuris dalyvaus. Tikrai taip. Tai iki Europos čempionato dar šiek tiek laiko yra. Pirmiausiai startuos tas LATF varžybų maratonas
nuo klasikinio spaudimo čempionato. Tai irgi kam aktualus spaudimas, kas tiesiog norit pasižiūrėti, arba netgi sudalyvauti irgi, nueikite į LATF, į kalendoriaus tą skiltį ir pasižiūrėkite datą ir registruokite į varžybas. Nėra ką daugiau čia pridėti. Emilė, dar vienas labai svarbus dalykas. Šiandien kaip tik ryte gavau siuntą ir ta siunta yra mano A7 visas nacionalinės rinktinės apranga, singletas, ta prasme, aš esu šokiruotas gerąją prasme. Ir noriu tiesiog irgi tokį didelį ačiū pasakyti mūsų federacijai LATF, kad pasirūpina sportininkais ir dabar tiesiog sudarė tokią partnerystę sutartį su A7, su pasauliniu brandu ir A7 dabar rūpinsis mumis sportininkais ir, kaip ir sakiau, jau gavau savo singletą ir su juo dalyvausiu Europos universitetų toj taurėj. Tai labai excited esu dėl to dalyko. Pagaliau tie singletai. Nors čia turiu singletą, čia yra SBD, kuris, aišku, jau yra šiek tiek nusidėvėjęs ir išaugtas. Labai daug varžybų dalyvauju su juo. Tai dabar jau kaip toks trofėjus stovi pas mane. Tai dabar labai smagu, kad turėsiu tiesiog tą singletą, su kuriuo galėsiu dalyvauti varžybose. Jo, tai labai fainai, iš tikrųjų, dar net nemačiau, man irgi nerodai, kaip jisai atrodo. Tai iš tikrųjų įdomu, lauksta. Jo, pirmą kartą, realiai, tokios dabar, nes ne tik dabar rinktinės singletai, nes jo, mes matom, rinktinės singletai nėra pirmą kartą, bet mes dabar matom ir tokias galimybės, kad būtent grįžtant prie kalendoriaus, tai būtent pagal jaunių ir jaunimo rezultatus bus išrinkti Lietuvos talentai, nežinau, matėt, tikiuosi, Instagrame, Facebook'e, visur tikrai buvo paskelbta. Būtent pagal jaunimo rezultatus bus jie visi pilnai aprengti, gaus visą pilną ekipiruotę, ar nepilną, ar kažko trūks, nežinau, diržo ar duoda ar neduoda. Gali diržo, tik tai dar neskirti, bet čia irgi spręsiu tas klausimas. Jo, bet vis tiek, ta prasme, net ir be diržo, ta prasme, tos aprangos vertė yra 500 galimai kažkur. Tai... Ir riešų bintai, antkeliai, kojinės, singletas, marškinėliai, ta prasme, viskas, ko tau reikia. Tik tai, sakau, dėl diržo, ten, manau, kad spręsis tas klausimus ir 100% negaliu pats patvirtinti, ar skiriamas yra diržas ar ne. Tai pirmą kartą tokie dalykai. Triukovės istorija ir smagu, kad auga ne tik sportininkai, smagu, kad auga jauna karta, bet smagu, kad auga ir federacija, auga sponsorshipai ir tiesiog einam į priekį, tikrai užtikrintai einam į priekį, dabar geriausi laikai, man asmeniškai, kiek aš esu, žinai, sportavęs, galbūt neturiu aš super ilgos karjeros, bet manau jau vis tiek esu pakankamai matęs, tai tikrai geriausi laikai dabar ir manau, kad tik tai bus geresni. Sure. Galiu patvirtinti, žinau, kad dabar tikrai geriausi laikai, nes realiai esu tam sportė nuo 2017 metų, kas tikrai jau didelis laiko darbas. Tai prasme, jau tuoj 10 metų bus. Wow, negaliu patikėti. Tai nuo tų 2017 metų visko, aišku, buvo, tai prasme, bet tikrai tas yra toksai augimas ir ypatingai augimas pasireiškia prieš tus, nežinau, kiek čia, 3 metai galbūt kažkas tokio. Post-COVID efekt. Jo, sure. Nu tai kas, smagu. Gal. Sorry, kad nutraukiu. Ne, sakau, gal jau viskas. Ties šituo mūsų podcastu šiandieną. Nežinau, ar dar kažką noriu papildyti. Manau, kad pasiliekam kitam podcastui, aptarsim šiek tiek mano pasiruošimą, nes nemažai žmonių klausia, kaip tu sekas, kur tu dingęs, kodėl nieko nekeli apie savo pasiruošimą ir taip toliau, gal kažkas nežino, kad Turkijos varžybom, tai iš esmės galėsim pasišnekėti, kaip man sekas mano šitų gal pastarojo pusmečio tokie atradimai ir kodėl, kas seka Instagram'e mane, kodėl tą progresų spurtą tokį
pavyksta padaryti vat, šiuo momentu, kad prasimušė tie visi liftai ir tikrai viskas labai gerai. Tai galėsim šiek tiek giliau vat, į tuos dalykus įlysti ir tiesiog norėčiau ir pats pasidalinti vat, tais aspektais ir apie pačias varžybos, kokie yra tikslai, pasišnekėsim, ne? Bus labai fain. Liuks. Nu tai ką, Emili, šiandien irgi produktyviai pasikalbėjom, žodžiu, tikiuosi, kad jums irgi informacijos naudingos vat, suteikėm ir gali parašyti, kokie jūsų buvo prediction arba kokios išvalgos dėl Sheffieldo. Emilis sakė, kad jam nebuvo to wow efekto, man visgi buvo tas wow efektas, bet galbūt netoks didelis kaip pirmąjį Sheffieldo, kaip ir sakiau. Tai įdomu tiesiog išgirsti, kaip jums tas Sheffieldas vat, irgi atrodė, kas žiūrėt. Yes. Laukiam komentarų, iš tikrųjų vis dar laukiam kokius 2 komentarus, tai norėtųsi ir vat, ant tos temos užvedimo kažkokio galbūt, ne, kad nereiktų patiem galvot, kad, nes galbūt kažko mes nematom, nepastebim, ko šiuo metu reikia Lietuvos jėgos trikovininkam, ką jie nori išgirsti, kokias aktualijas, tai vat, mielai laukiam pasiūlymų. Jo, for sure. Dažnai man parašo tiesiog į DMs, žinai, tai tiesiog galite iš tų DMsų rašydės į komentarus ir galima tiesiog ir mums šiek tiek engagementą pakelti ir žodžiu, vis tiek jūsų ta žinutė komentaras vis tiek bus pamatytas ir bus daugiau naudos iš esmės. Ir galbūt ir motyvuosit, kad nors kitą irgi palikti komentarą. Tai va. Ačiū jums. Ačiū tau, Rok, už pokalbį. Ir iki. Ačiū tau, Emili. Buvo labai smagu. Iki.